Seniai, labai seniai, vienoje girioje slypėjo kaimelis, kurio gyventojai buvo mėlyni nykštukai besivadinantys smurfais. Jie buvo geručiai. Greta jų gyveno piktasis žynys Gargamelis. Baisus blogiukas. Neapkenčiau smurfų. Tuoj aš tau. Visus jūs išgaudysiu. Minėsit mano žodį. Vis tiek pričiupsiu. Rasiu tą jūsų kaimelį. Giria tebėra ten pat. Gerai įsiklausę ir šiandien išgirsite įtūžusio Gargamelio balsą. O jei būsit geručiai, kas žino, gal net pavyks pamatyti kokį smurfą. Smurfai. Kerėpla. Kerėpla. Ką? Kerėpla? Kodėl niekas nedirba? Kodėl visi guli? Naujasis takelis per daržą iš tikro šaunus meistrelį. Taip, kai kiekvienas smurfas puikiai atlieka savo darbą. Oi, kerėpla. Beveik kiekvienas smurfas. Kerėpla, dar ilgai mojuosi. Kaip nori, stipruoli. Kerėpla, gal tu eik atnešti akmenų, o mes čia dar pakalsim. Gerai, tėte. Tuojau atnešiu akmenų. Čia akmenų nėra. Čia irgi nėra. Ten akmenų nesimato. Nei ten. Urve irgi nėra. Štai akmenų krūva. Kiek keistoki, bet nieko. Turėtų tikti. Koks pažeminimas. Kiaurą dieną medžiojame smurfus, o nepagavome nė vieno. Šį vakar vėl teks slėpti pupelių ir šeškų sriubą. Jei tik man bent kartelį nusišypsotų laimė. Kas ten? Azraeli, deimantas. Ir dar vienas. Ir dar vienas. Kažkas juos išmėtė. Jų turėtų būti daugiau. Daug daugiau. Eime, Azraeli, apsidairysim. Tai nuskilo. Smurfai, atitempiau jums akmenų. Kas čia per akmenys? Kokie blyškus, gal serga? Akmuo ir lieka akmuo. Tuoj aš jam. Pavirtų į dulkes. Kerėpla, šitie akmenys netinkami. Nešk juos atgal, iš kur atvilkai. Ir parneš gerų akmenų. Siaubas. Nieko nemoku daryti kaip reikiant. O šimts. Daugiau deimantų nematyti, Azraeli. Azraeli, padėk man ieškoti. Deimantai nekrenta iš dangaus. Smurfas. Tai jie turi deimantų? Pagavau. Gelbėkit. Tėte, padėk. Paklausykit. Gelbėkit, tėte, padėk. Kad tave kerėpla papuolė į bėdą. Greičiau visi į gyrę. Tai ką, smurfe, išbarstėjai savo lobį? Kokį lobį? Atėjau išmesti netikusių senų akmenų. Sakyk, smurfe, ar yra ir daugiau tų akmenų? Tai aišku, visa krūva tenai. Jūsų kaime? Ne kaime. Nemeluok mažiau. Gargameli, paleisk smurfą. Daugiau smurfų, Azraeli, čiupk juos. Pasiruošt smurfai, ugnis.
Niekingi padarai, aš jums parodysiu. Čekit. Ir dar. Išmėčiau visus deimantus. Kur jie dingo? Privalau rasti jų deimantus. Aš juos rasiu ir pasisavinsiu. Taip. Smurfai man juos ir patys mielai atiduos. Pamatysi. Atmink, Niurzga, tėtį reikia daug akmenų, taigi dairykis. Nepalik nė vieno persto akmens. Čia toks mano papokštavimas. Neapkenčiu pokštų. Bet spąstų neapkenčiu dar labiau. Kaip tik todėl tėtė visuomet ir sako, žiūrėk, kur dedi koją. Padėkit, gelbėkit. Gargamelis. Neįsikaskite, meldžiu atleisti. Tikrai? Maniau, kad susirinkau visus spąstus. Nenorėjau, kad koks mielas mažas smurfas susižalotų. Viso gero. Geros dienos. Tas mandagumas ir malonumas sveikatos man nepriduoda. Foi. Ateik, Azraeli. Turime pasirengti kitam geram darbui. Štai lakusis smėlis. Turėtų įklimti keli smurfai. Gelbėkit, padėkit. Gargamelis. Mažutėliai. Tai baisu. Palaukit, o jau jūs išgelbėsiu. Gargamelį išgelbėjo mums gyvybę. Kam dar reikalingi draugai? Bet Gargamelį anksčiau nebuvai mums toks draugiškas. Lik šiol buvai senas, bjaurus ir piktažinis. Bet pamačiau šviesą. Mano blogio dienos baigėsi. Man taip gera būti geru. Tai gal dabar visi nubėkime į jūsų kaimą ir parneškime tėtei deimantus? Tai yra gera žinia. Tėtės Pikas ateina pietų. Gargamelis su Azraeliu. Viskas gerai, jie su mumis. Įkritome į duobę, bet Gargamelis mus ištraukė. Jie išgelbėjo ir mudu su Niurzga. Aš pasikeitęs, tėtė Smurfai. O nori, Gargamelį? Tėtė, pasigailėk. Neįsivaizduoji, koks jaučiuosi vienišas. Amžinai tik kovoju su Smurfais ir neturiu nė vieno draugo. Ramybė jums, broliai. Po 100. Bet tėtė, suteikime jam progą. Ačiū, brolau savimila. Padėsiu nunešti malkas į kaimą. Pakeliui draugiškai pasikalbėsim, gerai? Ne, jau prisikalbėjom užtektinai. Smurfai, eime. Bet tėtė. Jis kalba nuoširdžiai. Ate, Gargamelį. Ate. Jei jie manęs nenuves pas deimantus, tai priversiu tuos deimantus atnešti man. Sveikas, bičiuli. Vaja, atleisk Gargamelį, tėtė liepė su tavim nesikalbėti. Ar galėtum padaryti man vieną bičiulišką paslaugėlę? Taip. Norėčiau pasiskolinti tų akmenų iš jūsų kaimo. Gerai, atvešiu tau pilną vagoną. Tikrai? Ačiū. Tuoj grįšiu. Viliuosi iš tikro greit grįši. Pone Gargamelį, štai akmenys. Nuostabu. Čionai. Azraeli, man pavyko. Aš turtingas. Leidžiu tau praryti tą smurfą. Prašom. Parodyk. Kvaila smurfė. Čia paprasti akmenys. Juk pats sakei.
Nesvarbu, Kerėpla. Pagaliau išsiaiškinau, ko taip siekia Gargamelis. Ogi tų deimantų. Deimantų? O kas yra deimantai? Štai, jie labai vertingi žmonių pasaulyje. Netikras bičiulis naudojosi mūsų gerumu. Eime, smurfai, palikite tą žynį vieną. Palaukit, duosiu iš juos gražių karolių. Dar pridėsiu įvairių niekučių. Ne, Gargameli. Bet tėda, naujas veidrodis man nepamaišytų. O aš norėčiau kaspino. O karoliai irgi praverstų. Gerai, susitinkam rytoj vidurdienį prie upės. Kai atiduosite man visus deimantus, tada gausite, ką prižadėjau. Štai čia visi deimantai Gargamelim. Atnešėt juos? Mano gražutėliai. Puiku, štai jūsų atlygis. Tuščia. Jau nebe. Gelbėkit. Gelbėkit. O ir baiminausi, taigi atėjau pasirengęs. Pasikausti stebuklais ir ženklais. Netaukšt nieku per vėlo. Stebuklai ir ženklai, kad viskas būtų gerai. Pagaliau, Azraeli, mes turtingi. Nebūčiau toks tikras, Gargameli. Kur mano deimantai? Kitame krepšyje stebuklingas triukas. Ne. Tėte, dovano, kad paklausėm ne tavęs, o to niekingo raganiaus. Nors kurį laiką jis iš tikrųjų maloniai elgėsi. Yra žmonių, kurių žodžiais apskritai niekada neverta pasikliauti. Teisybė, tėte. Kitais žodžiais tariant, nevalia imti saldainių iš svetimų rankų. Kaip sakoma, reikia saugotis žinių avių kailyje. Jausmu ir... Mano nervai neplieniniai. Viskas. Tingaliau, eik į mišką kirsti rastų. Prikirst daug. Judinkis.